Sveiki, Robertas alkoholikas esu. Sveikas, Robertai. 13 metus vykstantis alkoholinis beprotybės. Čia kitaip pavadinti negalim. Tais laikais, kai gėriau, aš galvojau, kad to efekto pagautas esu pats kiečiausias, pats krūčiausias, bet kada gyvenimas mane suraitė ir aš atėjau anonimius alkoholikus, ten teko suprasti, kad aš beprotis, besislėpintis už butelio. O tai tą labai buvo sunku pripažinti iš tikrųjų, kad viską gyvenime, ką aš dariau, tai dariau tik tai iš savo kvailumo, iš genialumo niekad. Ir aš augau tokioj šeimoje, kad tėvai mano anksti labai mirė, augau pas senelių, o ta senelių šeima tokia tarybinė, senelis Užkietijos melioratorius, traktoristas, gerbiamas vyras ir visi baliai, stalai nukrauti, maistą nėra kur padėti ant šnapsas. Tai ir aš toje aplinkoje augdams tokioj, mačiau tą visą ritualą, tą gėrimo kaip normą. Taip turi būti. Čia kažkur prie darbų chebra gramą daro, čia baliai visi su gramu. Ir kai buvau mažas, man labai buvo smalsu tas reikalas, nes man kirto pirštą duodavo palaižyti, kas tas ir čia suprasti. Paragaudavau neskanu, bet galvoju vis tiek, kodėl jie tiek daug geria, ta prasme, ką jie čia pasiekto. Ir kada sulaukiau paauglystės, man buvo labai įdomu. Įdomu, kaip tą šnapsą sveikti, nes dar vaikystėje mes žaisdavom, prisipilom į puslitriuką vandens, einam kažkur į kažkokį sklepuką, susėdam vaikai, imituojam suaugusių šventes. Tai aš link to ėjau nuo pat vaikystės jau. Ir kada 12 metų paragavau, aš tada viduje giliai sakau, tai dėl ko jie ger, supratau dabar. Dabar tai visur jisai su manim bus, aš tai dabar visur jį naudosiu. Ir aš tą kartą, kai paragavau, kaip mane išlaisvina iš mano tų išminčių, iš kompleksų, iš liaudiškai tariant, iš viso to grūzo, kurį aš nešiaus visą vaikystę, paauglystę. Tai man aš kaip kaukė, užsidedu ir švenčiam. Tas efektas man labai patiko ir aš jį norėjau visur naudoti. Ir taip ir gavosi, atsimenu, kažkada jau pradėjau vaikščioti į šokius, pritrūko pinigų, kažkaip tai neišėjau užsidirbti, žinau, kur močiutės yra slovikėlis ten su graža. Jinai išsitraukė 5 litus. Žiūriu aš juos, dabar aš sakau, visus pinigus leisiu ant to. Kaip jis man padeda, su tokiu džiaugsmu, su tokiu užsidegimu, ta prasme, kad tai mano gyvenimo džiaugsmas, palydovas ir atradimas kažkoks tas šnapsas. Ir šokiuose aš galėjau būti, kas norėjau, tik tai paragavęs vyną, nieko nebaigė, sakydavau, kad aš laivą kapitoms merginom ar dar visokius tokius dalykus. Ir visiems lipdavai, kai išsipagiriuoji, kažkur tas visas dingsta, visas tas mandrums, visas tas gudrums. Bet supranti, jeigu aš maktelčiau dar, vėl šitą patį. Ir daug netrūko, kada 16 metų aš jau gėriau daugiadieniam. 16 metų aš jau buvau pagalvojęs, gal reikėtų kažkaip nebegerti kažkaip, nes mes atsimenu nusikraustėm iš miestelį į tokį kaimą, o ten chebra labai mėgdavo samagoną. Man tas samagonas būdavo, bet aš kadangi priklausomus nuo kitų vyrų nuomonės, tai aš raukydavau, vaipydavau, išgerdavau, vemdavau, bet jis įsidavau, kaip gerai. Nors aišku gerai nebūdavo, man reikėdavo to efekto, kad pramuštų ir aš vėl galėčiau pasijusti tą kaukę tokia veiksminga, tokia pilna minčių, idėjų, kažkur kažką tai prasukti, padaryti ir laukdavau, kol man kažkas per petį, maladės Robi, pagirdavo. Aš gavęs to pagirimą, aš galėdavau nežinau ką padaryti. Tai ir 16 metų, kaip sakiau, jau gėriau daugiadieniam, jau sunku man būdavo atsisakyti, nes aš atsimenu, kažkaip tai nusprendžiau nebegerti, 8 dienas susikaupiau, nebegeriu. Ir kažkas girdžiu šliop, tapkės už langą. Ein kažkas dviese nusiminę, kažką tai tyliai, man toks smalsums, kas ten, o kodėl ten? Iššokau per langą, pribėgau. Sveiki, kur varot, ką? Sako, tam einam gale nieko gerą, einu mėgot, sako, ten draugelis. Tai neikit, sakau, aš 8 litus turiu. Ar rimtai? Ropki varom, ten, greitai nulėkiam, susipirkom, ten ką reikia, išėjom litras tos skanios degtinės ir mano didžiausias etapas paauglystėje 8 dienas gertas buvo, kaip sakant, pamintas.
Tai vat ir mano gyvenimas visiškai ne į sėkmę, aš ką bedariau, kur besistengiau, ko aš besėmiau. Viskas pas mane biro, bet pas mane viduj buvo tas siekis toksai, kaip paauglystė, atsimenu, kažkaip Chebra visą laiką girdavos, kaip jie gerdavo gedieniam, kaip įdomu, kaip jie kietai, kaip atlaikyt, kaip kas 4 dienas padarė dvarį, kas 6 dienas, kas 8, aš kaip tas drambliuks ausim skarpau, klausausi, jo, čia tai jo, o čia tai jo, ir aš įsirašiau tokią programą, kad... Paskui. Gerai, tęsim. Įsirašiau tą programą, kad reikia tik tai gerti ir nieko neveikti. Būt kietas, būt mandras ir kada 20 metų lyg tai buvo man, kada aš pradėjau kurti šeimą, draugauti su mergina, kažkaip 1 metai, 1,5 metų gavos kaip ir nieko tokie. Bet paskui kažkokias tokias mintis užvaldyti pradėjo, kad čia, didmiestį gyventi nieko gera, reikia važiuoti į kaimą ten. Tada aš dar nesupratau, kodėl aš taip galvoju. Vat ir dabar aš suprantu, kad tada, kai mane pradėjo iš miesto traukti į kaimą, kad reikia ten, bus geriau, bus įdomiau ir visa kita, mane traukė ten... Bet kada galim ir bet kaip mieste, tai ten troleibusai vairuoti reikia visą kitą, ten mašinas, darbas, pareigas, o grįžus į kaimą aš norėjau to savo paauglišką gyvenimą. Vat ir grįžus tenai, atsirado sūnus. Mano tos daugiadienės jau mėnesiniam tapo, liaudiškai tariant, nes aš per tą laiką, paauglystę, vaikystę, aš neįgėjau jokių absoliučiai gyvenimiškų įgūdžių. Aš neišmokau imtis jokios atsakomybės. Aš visą gyvenimą bėgau nuo atsakomybės su alkoholiu, visą laiką vištus reikalus tvarkydavau su alkoholiu, o kai realiai teka susidurti su gyvenimu, su jo rūpesčiais, su kažkokiom tai problemom, kažko, tai man greitai kuoja sudrepa, aš pas draugą į garažą, skundžios, kaip viskas aplinkui neteisinga. O viduje nesuprasdavau, kad aš iš vis nemokėjau spręsti gyvenimiškų problemų. Aš nemokėjau imtis atsakomybės už nieką. Nes, man turi būti gerai, o visą kitą dzin. O toks susiformavęs buvo mano požiūris ir ilgai netruko, mūsų tas gyvenimas kartu baigėsi. Nes, kadangi viskas paremta alkoholiu ir jokios atsakomybės, tai, tokie dalykai tęstis ilgai negali. Tai vat ir aš tas iki pilns ambicijų, pilns tokia iškreipta vyriškumą, vidui sakau, nežino ką prarado. Aš įrodysiu, aš kažką tai įrodysiu. Išvažiavau į užsienį įrodyt. Užsidirbau daugybę pinigų, grįžau, vaikštau, Nike, Adidasai, čia sakau, aš pamatys, kad aš ne šuns švilps ten kažkoks esu. Bet kas juokingiausia, kad ta didelė suma pinigų, jinai mano buvo kelias į psichiatrinę kliniką. Aš užsidirbau tą didelę sumą pinigų, kažką norėdams įrodyti, o nesusitvarkyti gyvenimą, ne kažką tai pakeisti. Ir paskui aš įrodinėjau, labai ilgai važinėjau. Kaip ilgai, keli mėnesiai truko, kol aš pragėriau ten 15-17 tūkstančių, nežinau, įrodinėdams kažkam kažką. Ir paskui likęs su tais pačiais nudriskusiais treningais, su aplamdytu Passatu ir vienišas be pinigų, aš kažkaip tai pradėjau prisiminti, kad kažkada ėjau į ligoninę. Ant durų buvo numeris su parašyta anoniminiai alkoholikai, bet aš tą sykį taip ir į ligoninę taip pažiūrėjau tą. Po psichiatrinių kažkaip pradėjau galvoti apie tos kodus, apie kažką, tai ten su daktarė vis šnekėdamasis. Dar paskui kurį tai laiką dar gyvenau ant vaistų. Užsikodavau, mirė brolis man, aš labai galvojau, kad čia kažkokia problema, man čia depresija, brolis išėjo, aš neatsigaunu, niekaip neišlipu, pakei pajuodė, bet aš negalėjau savo pripažinti, kad aš nuo alkoholio visas toksai esu susidarkęs. Tai mane daktarė dar 4 metus ant antidepresantų dar laikė. Ant raminamųjų, antidepresantų, galvoju, čia kažkaip pagysiu aš.
Bet kad žiūriu aš į tos antidepresantus ir raminamosius ir paskui vakare dar ant viršaus ir vėl ir tas bėgėjas. Kol priėjau visiškai liepto galą, panika, baimė, vienišas, niekam nereikalingas, visų bijantis ir ta būsena mane baisiai išgąsdino, atsimenu. Baisiai aš to įsigandau, nes aš supratau, kad to aš pasiekiau savo pasirinkimais, savo veiksmais, savo mąstymu ir šito supratimo dėka, atsitikimas toks įvyko, kad aš atsimenu guliu, visas toks perpykęs, visas toks nirštantis ant visos giminės, kad man čia gyvenimo visi suėdė. Visus susistatęs prie sienas, lyg norėdamas sušaudyti juos už tai, kad mano gyvenimas taip nusirita ir atsimenu man toksai smūgis per galvą, bum, ir toks garsas. Viens kambarį atsimenu ir toks garsas. Pradėk nuo savęs. tą sykį labai įsigandau, apsimerkiu, ištraukiu galvą iš po pagalvės, apsižvalgau, iš kurio čia kampo man sakė, kas čia sakė, kaip čia sakė. Ir jaučiu viduj vaizdai, atsitraukia visi tie kaltininkai mano gyvenimo sudirbimo ir aš pradedu matyti save. Kaip aš meluoju visiems, kaip aš stengiausi atrodyti geresnis, kaip mane kaimynai matė, kaip aš atrodžiau savo namiškiam su tokiu, gudrumo pilną poelgį. Ir aš tą kartą, pirmą kartą supratau, kad visų savo bėdų kaltininkas esu aš pats. Ir kelias dienas atsigaivalėvęs, aš atsimenu, man daktarė vis duoda visokių lankistinukų, ten prie tų antidepresantų, visokiausių brošiūrų tenai. Ir iš po to šoko, iš po to smūgio, atsimenu, kažkaip pirmą kartą kilo mintis pažiūrėti, ką ta daktarė man ten davė. Jau aš ten tą krūvą vartau, rankas drebnė labai, ką suprantu, čia žiūriu, kuris spalvingesnis, kuris gražesnis. Ir tokį lapą perlenkus ir įdėjus į tarpą, tarp tų visų lankstinukų. Patraukia akį, kurį iš jų be spalvų, pliukspė, nieko, atsiverčiu. Ten dideliem raidėm parašyta kažkokio tai anonimo, savo patirtį parašęs, ir pavadinimas viso to rašinėlio buvo, kad velnias ant mano peties. Tas sudomino, šokiravo tas pavadinimas, sudomino ir aš perskaičiau tą dalyką. Ir perskaitęs aš labai nugrimzdau įdomią būseną. Niekad nebuvau to jutęs, kada supranti, ką daryti. Nes aš efektą būsenas visą laik prisigalvodavau, ką daryti. O tą sykį sėdžiu, visas toks nugrimzdęs į nežinau, kokią tą ramybės, neramybės susimąstymo būseną. Aš suprantu, ką daryti pirmą kartą gyvenime. Atitaisiau veidą, patinimai biški, kad nueitų. Pabuvau namuose biškiuką kelias dienas, vis mąstydams apie tą dalyką, ką sugalvojau. Ir vėl aš nuvažiavau pas daktarę savo. Einu toks ryžtingas pas daktarę. Daktarė, sakau, kur jie? Daktarė žiūri mane, kelius pasikėlė tokie, kas, Robertais? Tiesa, sakau, anoniminiai alkoholikai. Tai reakcija daktarės buvo gerai, taip kėdėjai savo, tai prisėda. Robertai, sako, pagaliau. Tai moteris pirmą kartą apsidžiaugiau už mane, nes aš eidavau ten, zyzdavau, inkšdavau jai dėl tų duok man tokių vaistų, anokių, tie per stiprus, tie per silpni, man, aš ten vos nebežinaus buvau tų tablečių poveikių. Jinai greitai moteriškė surado numerį, surado adresą, viską. Saka, turėtų veikti tą grupę, saka, pasimėgink ten taip ir kuomet nuėjau aš pas tų anoniminių alkoholikų, aš ėjau pilns iš ankstinių nuostatų. Galvoju, ką ten tie, kai pradės lysti iš kampų visokie ten, ką aš ten jiems sakysiu, aš ten repeticijas visokias galvoj prasidėjo pas mane ir laukiau aš tų kietų vyrų skirtingais guminiais, paplyšusiais treningais, galvoju, tie pradės lysti su lasdelėm iš visų kampų. Ir mano nuostabai, aš toksai pasipuošęs stoviu, atvažiuoju vieną mašiną, atvažiuoju kitą mašiną, išlip žmonės kelnes kantoj, su švarkais, gražus, pasišukavę, kažkaip pradėjau pasimesti, gal ne čia pataikau, gal čia koks balius bus, kas. O ten tokia lentelė. Aš taip spitrinu į tą lentelę ir vien žmogus pamatė, kad aš ten taip labai žiūri tą prie
Sako, jūs čia kur? A, ten, pasakau, ten tą lentelę. A, sako, pas mus, sako, užeikit. Pasikvietė. Kas įdomiausia, aš to gatvės gyvenimo visokių tokių išankstinių nuostatų pilns. Einu ir galvoju, dabar pradės klausinėti, ką čia reikės atsakyti, ką papasakoti, tai kur dirbu, reikia sugalvoti, kur dirbu dabar. Vis tiek, pagalvos, kad žioplas, jeigu nedirbu. Pasikvietė žmonės į vidų, padarė arbatas, nei manęs ten ko klausi, nei ką, pasodina gražiai. Laukiu, kas čia bus dabar. Pakvietė arčiau prie to stalo, kada surinkims prasidėjo ir manęs nei kas ko klausė, nei ko reikalavo. Atsipalaidavau kažkaip tai, nurimau ir pradėjau klausytis, ką žmonės kalba. Ir vienas jaunuolis pradėjo dalintis tokia naujametinė situacija, kaip jisai perkant keli šaukštus mišrainės ir greitai pas draugų suklusau, nes aš grinai taip elgiuosi namuose. Per šventės stalus padaro viską, aš greit, tik tai kažko pakalnu, niekada reikalai gerai nuvarau į kokią landynį, dasimušu, visą šventę man būdavo. Tai to vaikino situacija iš tikrųjų man pirmą kartą pradėjo realiau suprasti savo situaciją, kada aš, kažkaip neadekvačiai elgiuosi. Ir po to susirinkimą aš, sėdėdams, jau baigiantis susirinkimą, aš supratau, kad kur mano vieta. Nes čia žmonės iš tikrųjų buvo neįkyrus, ramus, pakantus, nes aš prie tų kompanijų, kur buvau pripratęs, tai visą laiką reikia pašpilkuoti, jei kas išėjo šnapsą parnešti, reikia vinį perkalti per kėdę, kai pareis, kad atsisėstų, toks, pastoviai įsitempęs, kad kažko nepadarytų, kad kažkas tai kažką tai neapgautų, o čia tykų, ramu ir žmonės kalba apie savį. Nes mes garažuose ar kažkur mes kalbėdavom apie tą, kuri nėra tarp mūsų. Paskui, kai pareimtas, kalbam apie tą, kuris išėjo. Tokie šachmato. Čia žmonės apie savį ir man iš tikrųjų vidų taip nuramina. Išėjau iš to susirinkimą, man tada reikėjo pereiti visą Šilutę, tai aš išėjau su tokiu pojūčiu, kad aš niekada jokios tabletės, jokio narkotiką nebuvau ragavęs, kas tokią būseną sukeltų. Lengvumą, paprastumą, atsipalaidavimą, pasitikėjimą gal kažkokią tokią. Šiandien aš galiu įvardinti, kas tai buvo. Tąsykį aš ėjau įkvėpavau, nes kuo daugiau kvėpiu orą, tuo geriau man. Tai ir tas mane, iš tikrųjų pats pirmas susirinkimas, jisai mane paliko, priklijavo prie anoniminių alkoholikų, bet beprotybė mano nebūtų beprotybė. Aš kelis susirinkimus pasilankęs, aš gavęs dar daugiau tokių įkvėpimų, pradėjęs gyventi kažkokiam pakilime, aš pagalvojau, kad nueini pas jų, pasakai, Robertas alkoholikas, pagerėjai ir viskas, jį pasveiksti. Į komandą ten eiti. Viso, pasveikau, darbą gavau, atsičiūchinęs, visi kitaip žiūrėjo, kaime pradėjo į mane ir aš nustojau eiti 3 mėnesius gal. 3 kažkur mėnesius jo. Nustojau eiti ir paskui po pusės metų mane pradėjo valdyti mano beprotybę. Aš darbe pradėjau savo kolegas neapkęsti, sandėlį uždaryti, mano raktus įimti, čia tą netaip daro, vis netaip vyksta, viskas čia netaip, čia reikia su direktoriu šnekėti, kad čia netvarka šitose dirbtuvėse. Tai ir išėjau aš iš ten. Viršininkas sako, Robertas, sako, tu savaitę pailsėk, pabūk, sako, fūras užstriga ant muitinės, tur parvažiuoti, sako, ir toliau dirbsim. O man, kadangi beprotybė prasidėjusi, aš jau supratau, Osvaldas atleidž mane, ne? Ta tai negalėjo atleisti, mane atleidž. Ladna, aš jau jam įrodysiu, išeinu su atostoginiais tais visais krūva pinigų. Nežinau, kaip ranka pakilo telefonu senam draugui. Ką veikė? Nieko namuose, nori alaus? Aišku, noriu. Atvaryk. Atvažiavo žmogus ir aš atsimenu tik tai, kaip aš iš parduotuvės išeinu su tokiu kliebiu alaus. Ir vėl su ta pačia mąstymą tokia klišė, kad kažkam vėl kažką turiu įrodyti aš. Ir vėl aš pusę metų kažkam tai įrodinėjau. Kol nuo vasaros vidurė iki sausio vidurė kažkur tai pagėriau ir aš nukritau į tokią siaubingą duobę, į tokį panikas liūną. Per visą savo gėrimą aš nebuvau tiek nukritęs. Tai ir tas pusę metų man parodė iš tikrųjų, kad aš taip gyventi, kaip esu išmokęs, nebegaliu. Reikia man vėl eiti kažkaip tai pas anoniminių alkoholikų. Ten pasakai, anoniminis alkoholikas Robertas jį padeda, pagerėjo iš kartą. Tai kada nuėjau pas juos,
aš tikėjausi vėl to efekto ir mano giliam nusivylimui iš tikrųjų, aš kiek besakiau, Robės tas alkoholikas, tas efektas nebetėjo ir aš metus laikas vaikščiojau, piktas, susisukęs, ten žmonės mane į Minesotą nukreipė, nuvažiavau į Minesotą, vėl gavau tą įkvėpimą kažkokį tai, bet tą įkvėpimą gavęs aš išvažiavau į užsienį dirbti. Ne save remontuoti, o ne protelį remontuoti, užsienį dirbti. Vat ir tenai vėl nuokritis, vėl panikas, vėl visokias būsenas, kada aš grįžau. Apie metus laiką praslankiojau grupėse, Kaune, visur, ieškodams kažkokio to, kas pasakys, kas su manimi yra. Vat klausiau žmonių ir galvoju, kada man čia pramuš. Bet aš tada gilioj depresijai, giliam tam skausme tokiam, aš pradėjau girdėti, kad tas žmogus darė tą, jam pagerėjo. Tie žmonės darė tą, jie pagerėjo. Kažkas praėjo 12 žingsnių, iš vis pradėjo gyventi rimtam dangui. Nu ladna, galvoju, čia kažkaip tai jie kažką tai daro. Ir visi tie, kas, atsimenu, grupėj Kaune, sėdžiu pačiam gale kaip papūgas susitraukęs, o tie visi linksmi prie vedėjas sėd, galvoju, nu kas jie kažkas ne taip su jais, kodėl jie taip va ten priekį sėdi visi, o jie tokie laimingi. Vat ir mano protelis buvo ant tiek aptemęs, jisai neleido man išgirsti galutinai matyti ar kažko, kad aš slampinėjau į tą grupę ir nedrįsau paklausti, paprašyti kažko tai. Kol vieną kartą priėjo žmogus, sako, jaunuoli, gal pagalbas tau reikia. Kad atsisukau, pasižiūrėjau, kažkaip tai taip tyliu. Nu, tu sako, niekada dabar neatsakyk, sako, jeigu norėsi, sako, po grupės, prieik, sako, ar aš prieisiu prie tas. Gerai, sakau. Tai vat ir aš priejau prie to žmogus po grupę, sakau, gerai, noriu, bet paskui, kai aš dirbau su juo, labai supratau įdomų tokį savo mąstymo klišę, kad žmogus priėjo man pasiūlė pagalbą ir aš galvoju, kad jisai viską už mane padarys. Aš jo rankose, jisai mane tegu tvarka. Aš visas patenkinsiu portfeliu, su knyga varau, pas jį skaitau ir aš galvoju, sutvarkysi. Aš skaitau tą knygą. Jis man liepė pasibraukti ten, kas buvo aktualu, kas dar, ką nors. Tai atsimenu, skaitom knygą, aš ten 2 žodžius vienam lapė, į kitam lapę. Pažiūrėjau, sakau, daug pasibraukti gerai. Nuosiaužičiau, teisingai darau, teisingai. Ir kada dėjau iki 4 žingsnę, padarėm 3, nuėjau pas jį tenai pasimti tų lapų 4 žingsnį, jis man pasakoja, nu sako, čia surašysi tą, aš žiūriu, tas lenteles man dingsta vaizdas atsiranda. Aš supratai, jo, pasiėmiau tos lapus. Tai žinosi čia ką, nu, aš antroji pusėje sako, tau pažymėsiu čia, o tas, aišku dabar, jo, viskas, aišku, parvažiavau namo, žiūriu į tos lapus, viskas, kai avinsi naujus vartus, nieko nesuprantu, nežinau, ir aš net negirdėjau, ką jis man pasakojo, liaudiškai tariant. Tai vat po to vėl kažkokį tai panirau tamsų laiką, atsisakiau to žmogus, sakau, nu ačiū, aš jau toliau nebeisiu, nes, nu, čia priežastis kažkokias ten dar išvardinau. Žmogus nepuolė man įsikalbinėti, kad aš čia turiu eiti iki galo, pasakė, tavo valia vaikį. Ir man kaip su plaktuku per galvą. Oba. Aš atsisakiau, užnugarę nebeturiu. Tai kas manęs laukti, vėl beprotybė. Tai. Ir tada savaitės kelias pagalvojęs, atsimenu, sukau galvą, kad aš turiu nustoti vadovautis to medicininiu mąstymu, kaip aš buvau įpratęs. Nueinu pas daktarį kažką parašo, paduoda ir aš einu namo sveikti. Tai va, kaip atiduodavau savį daktarės rankas ir daktarį mane pagydys. Tai va, aš galvojau, kad tas žmogus irgi lygiai taip pat, bet paskui supratau, kad aš turiu pats norėti, pats daryti veiksmą ir rodyti iniciatyvą tam reikalui. Kada ėmiausi 2 kartą programos, aš viską mačiau visai kitaip, nes aš to norėjau, man to reikėjo, man buvo būtina, nes aš vienintelis dalykas, kai buvo, ką aš pajutau anoniminiuose, tai tą įkvėpimą, tai aš to ieškojau, nežinau kaip. Supratau, kad nei alkoholis, nei narkotikai, nei tabletės to nesukuria, vat, ką duoda anoniminiai alkoholikai. Ir tą kartą, kai aš ėmiausi programos, aš nuo pat pirmą žingsnį pradėjau justi tą įkvėpimą.
kai pradėjau daryti užduotis, aš darydavau jas su susikaupimu, su noru suprasti, kas čia parašyta ir dėl ko parašyta ir kam parašyta, nes tai man parašyta. Tai vat ir 2013 metais birželį buvo mano pradėta dirbti su žingsniais ir 2014 sausį, ta prasme, aš išmokau tas praktikas, nes aš labai nemėgstu to žodžio pravedi žingsniais, nuvedi žingsniais, paklaidina žingsnis. Aš kažkaip tai pamėgau tą žodį, kad aš išmokau tas žingsnių praktikas. Tai vat ir aš naudoju jas po šiai dienai. Ir kada praėjo 4 mėnesiai gal po tų žingsnių išmokimą, aš jais labai smarkiai kiekvieną vakarą aš zubrinau, rašydavau, aš visą laiką norėdavau susikurti tą būseną, pasikelt savi, susikurti, suvokti, kur aš klaidas darau. Ir po to kažkaip tai pasijutau vienišas. Aš vieną kartą meldžiuos Dievę, sakau, čia darbs, programą jau aš čia pramokęs, sakau, gal mergina kokia man, bet tokia, kokios esu vert, sakau. Duok man tokią. Tai vat ir pradėjau vaikščioti tą parduotuvę, kur niekada nevaikščiodavau, kažkaip tai. Ir ten pradėjau bendrauti su viena pardavėja, taip netyčia kažkaip tai. Žodis po žodžio ir po kurio tai laiką mes išėjom su ja pasivaikščioti. Pasivaikščiojom, pabendravom. Ir kas įdomiausia, aš gyvendams tos daugiau negu pusę metų tam dvasiniam mąstyme, tam anoniminiai alkoholikai, dvasingums, Dievas, maldas, meditacijas. Aš išeinu pabendrauti pasimatymą su ta mergina ir aš suprantu, kad nesusišnekame. Aš nemoku pasaulietiškai kalbėti. Aš moku tik tai apie Dievą, apie alkoholinės problemas ir visus kitus ten disfunkcijas kažkokias tai. Mes šnekam, aš savo, jinai savo, aš apie tai, jinai apie tai. Kažkaip tai nesigauna, tai paskui vaikščiojom, aš kažkaip bandau užtemti ją ant savo rogių, jinai savo. Bet kas juokingiausiai, kad vis tiek mums buvo įdomu būti kartu, bendrauti kažkaip tai ir nežinau, kiek laika praėjo, kada mes bendravom ir bebendraujant man Dievulis davė tokį įkvėpimą, labai įdomų įkvėpimą. Ir mintis, apie kažkokias problemas mes ten šeiminės kalbėjom ir aš jai papasakau kažkur anonimuose perskaitytą tokią frazę apie liftą. Kaip alkoholizmas yra liftas, o žmogus įlipau ten 50 aukšte. Ir vienam aukšte išmečiau darbą, kitam aukšte išmečiau jausmus, kitam santykius, dar kažką tai mečiau, kol mano liftas atsimušė į apačią. Ir kažkaip aš įsijautęs, tai merginai pasakoju, atsisuku į ją, o jinai žiūri mane. Robertai sako, su manim iš tikrųjų tai blogai yra. Jo, sakau. Tai nuo tos dienos mes pradėjom kalbėti apie tai, kas man aktualu. Ir mes jau kalbam 10 metai. Šiandien kartu atvažiavom ir netrukus po to, kai bendravom, taip ir aš padėjau mokinti ją žingsnių. Iš tikrųjų, Dievulis sudėliojo taip situacijas, kad man tik tai reikėjo pakišti tas praktikas, o jinai valgė kaip saldainius. Ir aš turėjau tą žmogų, su kuriuo galiu pasikalbėti. Nes, pas draugų nebėjau, niekur nebėjau, o čia Dievulis davė, kalbamės abu. Ačiū Dievui iš tai, iš tikrųjų, nes tas buvimas kartu programų iš tikrųjų man labai daug padėjo. Daug atrasti savo beprotybės, tos disfunkcijas ir kas svarbiausia, mes ją aptarėm kartu. Man nereikia kažkur pasislėpti ten su savo tos skausmu, ten kažką. Mes sėdim, pasikalbam, kas įvyksta, aptariam, išsirašom, išsianalizuojam ir tai man turbūt didžiausia dovana gyvenime yra, kad gyvenime aš tiek pridariau nesąmonių, čia gavau ir žmoną, ir pagalbininką, ir kaip pasakyti, dvasinį bendrakeleivį. Tai va. Ir kažkaip
bebendraujant, besigilinant į savo tą beprotybę, jau tą pragyvenom kelis metus, žmona sako, gal vaikų? Eik, tu, sakau, mes tokie. Ne, sakau, man reikia galvą įsigydyti, kad aš galėčiau vaikų turėti. Ne, sakau, ne dabar, po kiek laiką. Nu gal, žmona, tu pagalvok, sakau, tu pažiūrėk, mes sakau, mes dar konfliktus sprendžiam, sakau, sasvinyti. Kur tau? Bet, turbūt jos noras buvo stipresnis ir ten iš viršaus matė, kada kam laikas. Nes realiai žiūrėdams aš šitą sąsvinį ir tas situacijas, kurias sukelia mano makaulė, man buvo baisu. Man buvo turėti baisu vaikų, kad aš visą tą savo marazmą nepertikčiau vaikam. Bet šiandien turim vaikų ir kažkaip, kol nebuvo vaikų, lyg tai apsišlifavom, tos galvas kaip ir apsveika, ta prasme, nes nebuvo kam iškelti jau tų visų kvailysčių, kas ten pas mane gyvena. Ir kada atsirado mažoji, pirmagimė, tai 1,5 metų gyvenom kaip 9 danguj, viskas gerai, čia tokia būsenas, tokias dieviškas, visa kita. Kada atėjo 1,5 metų, pradėjo vaikščioti, norėti visko, tada pasirodė, kas tėtės pasąmonėje giliai gyvena dar. Nelysk, neimk, negalim, palauk, stok. Tai ir kiek dar to turto ten pas mane yra, nežinau, bet mano mažoji parodė iš tikrųjų, kad dar atsiverti naują lapą, ten priešikta, liaudiškai tariant, ir reikia išsivalyti. Vėl gyvenimo naują lapą atsiverti, ir ten pridaryti, ir ten reikia išsivalyti, viską išsikuopti. Tai ačiū Dievui iš tikrųjų, kad aš turiu tas priemonės, tos išmokęs tas praktikas rašomasias, kurios išviešin mano beprotybę. Išviešin tą mano kvailą genialumą, kitaip negaliu pasakyti. Tik tai kvailą genialumą. Nes kol aš nepatenkins, aš jaučiuos toks genialus, toks teisus, tik pasiėmi sąsiuvinį, pasižiūri ir vėl. Bet tai yra didis džiaugsmas, nes kas aš buvau prieš 13 metų, baisu. Pats savęs bijantis žmogus, o šiandien aš darbė nebijau imtis atsakomybės, aš nebijau imtis užduočių kažkokių, tai man didelis pasiekims yra. Nes anksčiau, jeigu kur dirbdavau, ką nors pasiūlydavo padaryti, tai tu čia geriau viską žinai, tai tu čia tu ir padaryk. Tai man dabar nebereik numetinėti ant kitų ir aš tiesiog imuosi, padarau. Kas keisčiausia, per šias kalėdas buvo darbė šventiniai pietus. Aš gavau nuo direktoriaus pagirimo lapą. Sėdžiu taip, drepa lūpis visas, nes Dievulis parodė man, kad aš einu, kaip pasakyti, klystkeliais, bet teisingų kelių. Einu savo mąstymo klystkeliais, bet aš kitaip nepamatyčiau tų savo demoniukų, kaip čia juos pavadinti. Kol nepapuolu į situaciją, kuri išviešina mano beprotybę, aš kitaip negaliu jos pamatyti. Tai aš pamatau, atiduodu Dievui, o Dievulis su džiaugsmu viską pasiėmė iš manęs ir ačiū jam. Ten būtų įdomu pamatyti, koks konteineris didumą ten prikrauts mano alkoholinę turtą. Tai ačiū labai anoniminiam alkoholikam iš tikrųjų, kad parodė kelią pas Dievą, parodė kelią į save, parodė, kaip yra paprasta ir lengva išeiti iš baimių, kai nori. O kai mane baimės užspausdavo, aš labai panorėdavau. Greitai. Kur sąsiuvinys, kur knyga, greitai. Matai, Robertai, koks. Matau. Tai ir didelis ačiū globėjai iš tikrųjų už tą skirtą laiką man, nes visi, kas bandė paprotinti mane gyvenime, kas bandė mane atvesti į teisingą kelią, visus pasiunčiau tegul daug toliau negu ruskiai karabai, čia kaip siuntinėja, nei daktarai nepadėjo, nieks, kažkoks tai žmogelis, skyrė savo laiką man ir bet tada, kai aš supratau tą motyvą, kuo aš turiu remtis, kad aš turiu remtis noru pasveikti nuo to,
kas suėdė mano gyvenimą, tai va. Tai turbūt tiek būtų tam kartui. Ačiū, kad paklausėte. Ačiū.